Taigi, sveiki atvykę į dar vieną StarCraft kovą. Ir matysim šiandien teranus prieš protosus. O jeigu būtų tiksliau, tai bus raudonasis teranas viršutiniam dešiniajam kampe Tichėjas. Ir apatiniam kairiajam kampe daktaras Dantukas. Ir taip, matysim PVT, PVT. Ir taip, pažiūrėkim, kokie čia herbai, atomo ženklas, pažiūrėkim, kaip pas mūsų oponento ženklas, kažkokia nesąmonė. Ir Dantukas, matom, meta pirmąjį. Kaip tas daiktas vadinasi? Kaupiamasis kristalas. Taigi, kaupiamasis kristalas vystosi, tuo tarpu Tichėjuso saugykla taipogi yra gaminama šalia pačios mineralų linijos. Kadangi ne prieš zargus lošimą, tai blokuot rambus nereikia. Ir netgi neblokuojamas yra geizeris, kadangi gali padaryti saugykla štai šitaip, nert po žemę. Kas yra labai, sakyčiau, naudingas dalykas pas teranus. Taip, matome, Tichėjas iš karto meta baraką ir savo ruožtu Dantukas meta į vartus. Bandys matyti pirmą fanatiką ir spausti iš jų, o po to jau bus jau visa kita, taip sakant. Ir taip matom, štai pirmasis dujų geizeris yra įmamas, metamas asimiliatorius ant jo. Ir matom, štai šnipinėja darbininkai, taip, kur čia šnipas mūsų į Tichėjuso, štai jisai čik, čik. Aiškumėlis ir control names. Oi, dammit, control names. Jei, štai, viskas bus aiškiau dabar. Neužgrės šitas darbininkas Dantuko darbininko. Matom, Tichėjas iškart meta bunkerį. Dar vieną saugyklą statosi ir vadavietę modifikuoja į komandinį centrą. Tai yra jo. Žiūrėsim, kas čia bus. O, parodysim APM-us. Shift C, C, ne C. APM. Čia nėra, čia senesnis replayus. Ai. Nu, to, koks skirtumas. Ir taip, matom, iš karto ima. Pilietinė Dantukas ruošiasi ilgam žaidimui. Ir vystomas yra šviesos vartų technologija. Ir taip, žiūrėsime, štai pirmasis pėstininkas, o netgi jau net pirmasis, o ketvirtasis. Jau du pėstininkai yra bunkeryje. Bus naikinamos šitos olos, kas, manau, šiuo metu nėra labai ypatingai svarbu, bet kažkada jas vis tiek reikės sunaikinti. Matom, Tichėjuso vadavietė šiek tiek atsilieka nuo Dantuko mesto Nexuso ir taip, šviesos vartai dar neišsivystė, bet jau du persekiotojai yra beveik paruošti. Tuo tarpu pėstininkai daro nuvažiavusią darbą pasaulyje, tai yra su automatais bando sušaudyti kalną, kas yra faktiškai neįmanoma, bet kadangi čia žaidimas, čia yra viskas įmanoma. Štai matom, mūlas subirėjo, mūlas nusileido. Mačiau daug teranų savo lygai auksiniai. Nenaudoja mūlų. Kodėl? Todėl, kad iš jų jokios naudos. Na, matyti jie ir toliau liks savo auksiniai lygai. Ir štai matom, ima antrąjį asimiliatorių Dantukas ir meta dar du vartus. Ir štai matom, eina pašnipinėti persekiotojai. Čia matom priešakinis kaupiamasis kristalas. Nelabai tikiu, kad bus agresyvus, nes tik 3 vartus turi, nors kita vertus aš su protosais prieš teranus nežaidžiau, nelošiau ir net neįsivaizduoju, ką jie čia gali padaryti. Tai galbūt ir ką nors padarys. Nes aš tiesą pasakius žiūrėjau neseniai Dragoon. Toks. Ar Dragon gal tiksliau, net neįsivaizduoju, kaip ten tiksliau ištart. Vienu žodžiu, profesionalus žaidėjas irgi ima pirmą plėtinį su vienu baraku viso labo. Vienu žodžiu, atėjo 4 persekiotojai ir jis pralošė tą žaidimą, o jis dalyvavo turnyre kažkokiam tai
Ir jo, buvo šiek tiek apmaudu. Bet matom, va, 4 persekitojai, manau, palauks dar, kol į 2 įsispinduliuos. Štai 1 ir 2. Tiksliau, galbūt tik 1. Ir pėstininkų, na žiūrėsim, kaip čia gausis, iš tikrųjų, galbūt šiek tiek per daug. Nesiryžta pulti dantukas, nes ir bunkeriai yra 4, ir ant žemės dar yra 5, ir jo, dantukas dar vieną bando įspinduliuoti persekiotoją ir nežinau, man atrodo, kad kol kas iš čia labai daug nieko nepeš, nes tas bunkeris gan neblogai viską dengia, o šitie pėstininkai, manyčiau, turėtų gan neblogai susitvarkyti, ypač kai to dar iššoks maradierius su šitom su savo pabūklu milžinišku. Ir matom, vienas pėstininkas iškart žuva ir antras pėstininkas iškart žuva. Iš tikrųjų, persekiotojai, manau, kad neturėtų jie švaistyti laiko, čia tiesiog reiktų eiti į bazę. Bazėje nėra nieko, turiu minėjai, nėra bunkerių jokių. Ir dabar jie tiesiog ima labai daug žalos ant savo skydų ir visko. Ir matom, štai, Tichėjas stengiasi pataisyti viską. Ir jeigu iš tikrųjų būtų atsiradęs, iššokę būtų į bazę, tai sunkiai čia būtų, tai yra, Tichėjas būtų sunkiai čia apsigynęs. Matom 2 maradieriai ant vieno barako, kai jie gali gamintis, tiesą pasakius, iš 2. Šiokia tokia mažytė klaidelė, bet jeigu dantukas būtų priryžęsis rimtai kovai, tai šita mažytė klaidelė būtų daug kainavus. Tiesa, kol kas jis sėkmingai apsigynė be jokių problemų. Matom, mūlai toliau krenta iš dangaus. Ir dantukas toliau spinduliuoja šį čia kareivėlius. Pažiūrėkim, kaip pasi su darbininkais sekasi. Kol kas neblogai. Arba tiksliau padarom Ctrl A. Ir Worker Supply. Taip, Tichėjas pirmojo dar, jeigu pasižiūrėt į tai, kad jis turi mūlus, tai iš viso įplaukos yra didelės, milžiniškos. Ir Ctrl A. Taip, pasižiūrėsim, kuom čia viskas baigsis, šita blokada, tarkim, bet anokia čia blokada. Dar Tichėjas tik pradeda vystytis, taip sakant, savo vystyti visą ekonomiką. Ir štai matom gamykla, kuri tik tais buvo pastatyta tam, kad matyt orlaivių gamyklą būtų galima pastatyti. Ir iš jos gamintis medivakus. Štai matom, dantukas bando užpult. Tiesa, 2 persekiotojai nieko nedaro, kaip ir 1 sargybinis. Ir atsitrauks šį kartą dantukas, iš tikrųjų 1 sargybinio per mažai. Matom, dar 5 fanatikus įspėdėliau. Neaišku, kam tada užpuolė tas dantukas. Jeigu jau puolė, tai pulk normaliai, arba jeigu nepuolė, tai iš vis nepulk. Nes dabar tu paaukoji 5 ar ten 4 fanatikus už nieką faktiškai. Ir štai matom, palidovas bandė čia pašnipinėti, bet Tichėjas jis jį pastebėjo ir iškart sunaikino. Ir na štai, kur kas daugiau fanatikų. Ir netgi dar 1 sargybinis, kad tikrai reiktų užmest bent jau ant rampos 1 jėgos lauką. Ir Tichėjas kontroliuoja centrą su 1 pėstininku. Ir kol kas nesiryžta dantukas pult. Ir meta asimiliatorius, matom, eina patobulinimai jam. Ir zelotų fanatikų kojos vystomos greičiau galės bėgioti. Ir taip, pasižiūrėsim, ką jie padarys. Čia, ką čia dar įspėdėliau, dar 2 fanatikus. Iš tikrųjų jau visus savo resursus atiduoda dantukas kariuomeniai. Ir šita armija, sakyčiau, yra gan nebloga. Ypač dar su medivakais. Stimas jau buvo įskiepytas ir bandys daužyti armiją Tichėjasas, bet čia tiesa 2 skydai yra visai, tai yra 2 jėgos laukai labai gerai numesti. Fanatikai čia susidoroja su viskuo. Matom, dar 2 jėgos laukai yra metami. Ir Tichėjasas yra priverstas atsitraukti. Iš tikrųjų, čia blogoje vietoje jis nusprendė užpult, nes iš tikrųjų reiktų bent jau pasistengti tokį lankelį padaryti aplink armiją, kad būtų kuo sunkiau išsklaidyti dantukui Tichėjos armiją ir tada Tichėjasas galėtų daryti daug didesnį žalą šitai kariuomenį, bet tiesą pasakius, šitą kariuomenę kuo toliau, to atrodo silpnesnė, nes Tichėjasas dabar turi iš tikrųjų maradieriai pėstininkai su
su Steam'u ir dar jie jau išvystyti į 1+1+1, tai yra +1 ginklams, +1 šarvams. Ir taip, aišku, ir dantukas turi, bet dantukas tada turi mėtyti labai gerus jėgos laukus, kad galėtų sunaikinti armiją. Na, kol kas, aš manyčiau, tokias yra apylygės. Jeigu, nors ne, dabar yra dantuko didesnė iš tikrųjų armija, žiūrėsim, kam čia viskas baigsis. Ir taip, matom, palidovas dar skrenda, tikrint, kas kur kaip. Žiūrėsim, kas čia bus. Taip, fanatikai čia įbėga ir vėlgi uždaryta. Tichėjus atsitraukimo kelias uždarytas. Ir jis matyt pats nesidžiaugia šitoj vietoj kariaudamas šiuo metu. Bet tiesa, jis viską pasiima, visus savo likusius kareivėlius, kurie čia buvo užstrigę, į medivakus ir atsitraukia. Tuo tarpu, iš tikrųjų nemažai prarado dantukas. Ir Tichėjusas jau susirinko tokią įspūdingą, sakyčiau, armiją. Ir dantukas yra tiesiog priverstas trauktis chaotiškai. Ir taip, jis dabar, nežinau, ar tu čia nori dantų kariauti šitoj vietoj. Na, ką tik prarado šiek tiek karinių vietų, kurių prarasti nereikėjo. Ir dėja, visus sargybinius praleido, kurie yra faktiškai gyvybiškai svarbus jam šiuo momentu ir jis nei vieno jo neturi. Jis ką tik viską išnaudoja fanatikams, kurie ištirps tiesiog prieš šitą armiją, kuri dantuko laimiai jau atsitraukia. Ir Tichėjusas toliau gamina maradierius ir medivakai kol kas gamina, nes matyt 4 užtenka. Ar kiek jų ten yra, aš dabar net nesuskaičiau, 5, 6. Ok. Ir štai matom yra numestos saugyklos iš orbitos ir taip, tinginystės ženklas. Taip, matom, Tichėjusas ima antrą savo plėtinį, 3 bazę ir netgi jau statosi ir 4 bazę, tuo tarpu 3 plėtinį. Ir savo ruožtu dantukas daugiau vartų metasi ir turi jau vieną kaliošą, tik tiesą pasakius dar, termolinzės spės pasibaigti. Vystimasis tiesiog reikia daugiau sargybinių, aš gal ir nesu, tų gal ir užteks, šiaip būtų optimaliausia, turbūt jūs turėt minimum 3-4. Ir štai matom, Tichėjusas ryžtasi puolimui ir dabar jau nepalankiau situacija yra dantukas, nes iš tikrųjų jis nenori kauti šitame susiaurėjime. Ir matom, sargybiniai visi žuva, nespėja nei vieno jėgos lauko numest. Liko tik tais kaliošai, kurios štai pastimins Tichėjusas ir laisvai sunaikins be jokių problemų iš tikrųjų. Ir veikiausiai dantukas sakys dabar GG. Nes iš tikrųjų, fanatikai čia nieko nepadarys šiuo metu. Nežiūrėkit, aptirpo truputėlį Tichėjuso armiją, bet iš tikrųjų tie fanatikai, jeigu... jie buvo su kojom. Na, su kojytėm, tai jie dar biški geresni iš tikrųjų. Truputėlį. Bet štai matom, Tichėjuso pastiprinimas eina ir, tiesiog nebeturės tikrai jau kuom punuolis dantukas atsiginti. Ir mano tik tais kokių 2 minučių laiko klausimas, kada jis bus priverstas spausti 2 raidytę. Tai yra 1 raidytę 2 kartus. GG. Ir štai matom dar. Ir vikingai jau eina, čia viskas pagal planą, taip sakant. Netgi matom, yra gaminamas vienas sniperis, kuris numes papildomą elektromagnetinį pulsą, kuris tiesiog panaikins faktiškai 50% gyvybės taškų šitiem kariniam vienetam iš karto, nes protosai turi savo skydus, štai mėlyna juostelė viršuje. Ir taip, jie matyt išnyks iš šitą armiją kelių sekundžių bėgyje. Ir taip. Matom, be sargybinių protosui labai sunku iš tikrųjų sunaikinti šitą armiją, nes jis turi priimti visą karinę jėgą, taip sakant, kurią turi Tichėjusas ir jis negali jos išsklaidyti. Ir viskas baigėsi tuom, kad štai netgi ir fanatikai ištirps dabar galiausiai ir vikingas paskutinį galvakojį nušauna ir dantukas sako GG, nes iš tikrųjų jis jau nebeturi jokios armijos. Prieš tokias armijas būtų labai gerai
tamplierių tos elektros audros, bet tiesą pasakius nematau aš to pastato, kuris būtų labai reikalingas šiuo metu dantukui. Ir tai jo, tai tiek. Tikiuosi pasimėgavote šią kovą.